Būti panašiam į Jėzų nereiškia elgtis ar daryti tai, kas dera. Veikiau tai reiškia, kad mumyse gyvenantis Jėzus Kristus pašalins viską, kas trukdo jam per mus atsiskleisti. Laiške Romiečiams 8 skyriaus 28 ir 29 eilutėse apaštalas Paulius rašo: Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Atkreipkite dėmesį į žodžius, kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą. Kai per išgelbėjimą į mūsų širdis atėjo Jėzus, mūsų gyvenimas pasikeitė. Mes atgijome savo dvasia ir tapome dvasiniais žmonėmis. Kitaip tariant, savyje turime Kristaus gyvastį, tačiau turime ir sielą, kurią sudaro mūsų valia, jausmai ir mintis. Kūnas — tai buveinė, per kurią reiškiamės ir gyvename šiame pasaulyje. Per kūną išreiškiame, ką jaučiame, ką žinome, savo įpročius, elgseną ir taip toliau. Visagalis Dievas paskyrė mus tapti panašius į jo sūnaus pavidalą. Visi išgelbėtieji yra paskirti būti panašus į Kristų. Taigi, kai priimame Jėzų kaip savo gelbėtoją, nebeturime pasirinkimo panašėti į Kristų ar ne. Tai numatyta ir paskirta iš anksto. Tai Dievo siekinys ir tikslas. Esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Tai reiškia, kad jis sumanė, jog gyventume taip, kaip jis. Pats Dievas siekia mūsų panašumo į Kristų ir jį suplanavo. Tuo tikslu jis apsigyveno mumise ir per mus atsiskleidžia. Pirmasis žingsnis į supanašėjimą su Kristumi yra atgaila dėl nuodėmių. Tik po to, kai Dievo dvasia ateina į mūsų gyvenimą, jis daro mus panašius į Jėzų. Turime pripažinti savo visišką nesėkmę ir negebėjimą savęs pagerinti ir gyventi taip kaip Jėzus. Kai tai suvokiame ir pripažįstame, mūsų širdyse per šventąją dvasią apsigyvena Jėzus Kristus. Jis įdiegia savo gyvenimą, kurio neįmanoma pamėgdžioti. Mūsų kūno buveinėje gyvena pats Jėzus Kristus ir teikia amžiną jį gyvenimą. Dažnas mano, jog po išgelbėjimo gyvenimas tikrai pagerės, bet nustemba, kai atrodo, tarsi gyvenimas byrėtų į šipulius. Dažnai suvokia, jog negalime pasitaisyti, dar labiau stengiamės geriau atrodyti. Tačiau Dievas šito nenori. Jis pats pasiema sodininko peilį, kaltą, švitrinio popieriaus ir pradeda daryti mus panašius į Kristų. Jis nugeni senus įpročius ir požiūrius, kuriuos mes sumaniai argumentuodavome ir pateisindavome, nes nuo pat vaikystės jie buvo neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Jis yra patyręs skulptorius, kuris niekada nenuims to, ko nereikia nuiminėti. Patį procesą atlieka Dievas, siekdamas, kad mumyse būtų matomas Kristus ir mes būtume panašus į jo atvaizdą. Kiekvienas sąžiningas krikščionis turi pripažinti, jog stengdamasi save patobulinti arba pamėgdžioti Kristų, patiria itin didelę nesėkmę. Dievas suteikia mums gyvenimą, kurio negalime pamėgdžioti ir pagerinti. Mums tai reikia sudaryti Dievui sąlygas, tą gyvenimą mumise atskleisti ir leisti jam pašalinti tai, kas sena. Tuo tarpu priemonės, kurias Dievas naudoja siekdamas šio tikslo, mums dažniausiai nepatinka.
Jis pradeda mus sijoti, šlifuoti, glūdinti ir valyti šeimoje. Mums tai visai nepriimtina ir labiau norėtume, kad jis panaudotų mūsų priešus, o ne šeimos narius. Nuo priešo paprasta pasitraukti ar jį nugalėti. Tačiau Dievas prie mūsų prieina taip arti, kad nebegalime pasiskųsti. Antra, jis panaudoja ir mūsų draugus. Jie gali besti pirštu į tai, kas mūsų gyvenime negerai. Tokiu atveju dažnai atsitraukiame ir pasipučiame. Visaip bandome įrodinėti, kad jis arba ji neteisus ir nežino, ką kalba. Tuo tikslu mūsų artimiausi draugai tampa švitriniu popieriumi ir smėliu Dievo rankose. Mums tai nepatinka ir manome, jog tikras draugas taip nesielgtų. Trečia, Dievas gali panaudoti nesėkmes. Kartais pasiekę itin svarbų gyvenimo etapą, patiriame didelę nesėkmę. Tada skundžiamės, aimanuojame ir dejuojame, meldžiamės ir pasninkaujame, kad tik pakeistume Dievo mintis, bet jis tarsi negirdi. Mielas bičiuli, Dievas viską girdi ir viską mato. Jis tik atsako į nesąmoningą mūsų maldos dalį, kai siekiame tapti tuo, kuo Dievas nori mus matyti ir pasiekti jo numatytus tikslus. Gyvenime norime išvengti daugelio dalykų, bet jei tai priemonės, kurias naudoja mūsų dangiškasis tėvas, tuomet mums reikia jas priimti. Nors Dievas mus myli, skausmo ir kančios, kurie daro mus panašius į jo sūnų, neišvengsime. Kita Dievo dažnai naudojama priemonė yra ugningi išmėginimai pagundomis. Jis leidžia mums būti gundomiems. Tokiose situacijose jaučiamės beviltiškai ir nusimename. Atrodo, jog malda nebeveikia. Biblijoje irgi neberandame atsakymų ir paguodos. Aplinkui tyla, tarsi niekam nerūpėtume ir niekas mūsų nemylėtų. Dievas siekia tokios mūsų nevilties. Neviltis yra kartus vaistai, kurie gydo ir mes visiškai atsiduodame į dangiškojo tėvo rankas. Tarkime, patiriame finansinį nuosmukį. Dievas kurį laiką mus laimino, bet tarsi atitraukė nuo mūsų ranką ir viskas pakrypo blogą linkme. Galbūt jis siekia mūsų dėmesio ir nori išlaisvinti nuo priklausomybės pinigams. Siekdamas, kad priklausytume tik nuo jo, jis nugeni visas mūsų priklausomybės, pasitikėjimą savimi ir pinigais. Tuomet mums belieka pasitikėti tik Viešpačiu. Būna ir taip, kad Dievas leidžia pereiti per negandų krosnį ir patirti fizinius negalavimus, ligą ar negalę. Jūs žinoma, netikite, kad Dievas siunčia ligą. Tačiau mums reikėtų susimastyti, ar liga yra mūsų pačių elgesio pasekmė, kaip beje dažnai būna, ar Dievo leista. Tuomet derėtų pasvarstyti, kodėl Dievas sudarė sąlygas ligai mus paliesti. Gal jis nori atkreipti mūsų dėmesį ir pakeisti mūsų dvasią. Jei Dievas nusprendė padaryti mus panašius į Jėzų Kristų, tuomet kiekvieną potyrį ir galimybę turėtume vertinti kaip jo priemonę šiam tikslui pasiekti. Taigi, naudojami įrankiai gali kelti daug skausmo. Dievas labai gerai žino, kada, kaip ir kokią priemonę panaudoti. Vienu atveju panaudojamas kaltas, kitu švitrinis popierius arba sodininko peilis. Kartais, jei esame itin užkietėję ir visiškai atsisakome bendradarbiauti, jis gali panaudoti sprogmenis, kad iš tiesų išgirstume tai, ką jis nori pasakyti. Jei neišgirdome, Dievas darys viską, kad išgirstume. Galbūt manote, kad Biblijos Dievas netoks, kad jis tikra meilė.
Na, pasakysiu tik tiek, kad dar niekas nuo Dievo nenudegė taip, kad jis tų žaizdų neišgydytų. O nudegame mes tik dėl savo pačių užsispyrimo ir maišto, siekdami eiti savo keliais ir nepaisydami jo pamokymų bei jo įspėjimų. Jei manote, jog tai nėra meilė, labai klystate. Dievas mato bendrą vaizdą, kurio mes tikrai nematome. Dėl to viską norime pasiekti lengvai ir patogiai. Norime išvengti skausmo, kuris nė vienam nepatinka. Jei jis numatė mus panaudoti, o mes priešinamės genėjimui ir formavimo procesui, skausmas aštrės. Juk skausmo intensyvumą nulemia ir mūsų požiūris. Jei esame maištingi ir siekiame eiti savo keliais, vengiame kančios, Dievui taip pat reikia panaudoti skausmingesnius metodus, siekiant mus pakeisti, sulaužyti ir iš naujo suformuoti. Tad ką daryti, kad skausmas sumažėtų? Pirmiausia, skausmą malšina gyrius. Dievą šloviname ne dėl to, ką jaučiame, bet dėl to, kad jį pažįstame ir tikime jo meilę. Jei kesdami skausmą šlovinsime Dievą, skausmą įvertinsime kaip dovaną ir suprasime, ko mūsų dangiškasis tėvas siekia. Dievas puikiai žino, kad esame silpni ir kad mums reikia paramos. Siekdamas, kad mumyse atsispindėtų Kristaus charakteris, kad mūsų išvaizda, elgsena, darbai, motyvai, požiūriai, visas mūsų gyvenimas būtų tiksli ir nuolatinė Jėzaus Kristaus asmenybės išraiška, jis pašalina tai, kas ligota ir nereikalinga. Na, o Dievo niekaip negalime pamėgdžioti, savęs pagerinti ir patys atskleisti Kristaus savybių. Svarbiausia, kad mumyse per šventąją dvasią gyvena teisus Kristus ir mums tai reikia tik paklusti jam. Taip pat norėčiau įspėti, kad matydami savo brolius ar seseris Kristuje gyvenančius nekrikščioniškai, nesumanytumėte tapti replėmis jų gyvenime, antraip kieno nors kito rankose atsidurs Dievo duotas plaktukas jums pamokyti. Tik Dievas gali koreguoti žmogaus gyvenimą ir jį formuoti. Tuo tikslu Dievas gali jūs panaudoti, bet nesimkite plaktuko vaidmens, nes kai manysite esas geresnis už kitą, jis išsitrauks sodininko peilį ir nukapos jūsų pačių puikybę. Dažnai dėl Dievo sudarytų aplinkybių kaltiname kitus. Kartais dėl to paties nuolat patiriame nesėkmę ir stebimės, kodėl nieko neišmokstame, nes vis sugrįžtame prie tų pačių pamokų. Dievas mato tai, ką mums reikia išmokti, ko mums reikia atsikratyti, ką jis turi pašalinti. Jei bandysime išsisukinėti, ateis laikas ir vėl atsidursime panašiose aplinkybėse ar situacijose. Jos kartosis tol, kol galų gale išmoksime pamoką. Priemonės ir aplinkybės parenka Dievas. Jis siekia, kad susiklošius aplinkybėms, per kurias turime ko nors išmokti, jam dėkotume ir jį šlovintume. Tuomet pamatysime bendrą vaizdą ir suvoksime Dievo meilę. Tada skausmas nebus toks aštrus, nežinosime, kad Dievas mus daro panašius į savo sūnaus pavidalą. Mielas bičiuli, meldžiu, kad savo gyvenimą patikėtumėte Viešpačiui Jėzui Kristui. Paveskite save Dievui ir jis jūsų gyvenime atliks tai, ką yra sumanęs ir numatęs. Bet ar būsite nuolankus, kai Dievas dirbs su jumis? Dangiškasis Tėve, meldžiame, kad ir toliau darytum pradėtą darbą ir darytum mus panašius į savo sūnų, kad jis atsispindėtų kiekvienoje mūsų gyvenimo srityje.
Tėve, žinome, kad pirmiausia turime priimti tavo sūnų kaip savo gelbėtoją. Tik tada jis apsigyvens mumise. Tik tuomet prasidės darbas. Tėve, dėkojame tau ir šloviname tave Jėzaus vardu. Amen.